Labas. Dabar aš esu Vilniuje ir aš gyvenu Vilniuje. Bet vakar aš buvau Biržuose. Ar žinote, kur yra Biržai? Jeigu čia yra Lietuva ir čia yra Vilnius. Lietuvos pietuose. Ar ne? Lietuvos pietuose yra Vilnius, o Biržai yra čia. Biržai yra čia. Lietuvos šiaurėje. Vilnius yra Lietuvos pietuose, Biržai yra Lietuvos šiaurėje prie Latvijos. Čia yra Latvija. Ir prie Latvijos sienos netoli. Gal 10 km, gal 15 km nuo Latvijos sienos yra miestas, kuris vadinasi Biržai. Ir aš vakar, šiandien yra pirmadienis, vakar buvo sekmadienis ir vakar, sekmadienį, aš ten buvau. Aš važiavau į Biržus autobusu. Iš Vilniaus į Biržus aš važiavau autobusu. Ir reikėjo važiuoti labai ilgai. Nuo Vilniaus iki Biržų nėra labai toli. Lietuva nėra labai didelė. Nuo Vilniaus pietuose iki Biržų šiaurėje galbūt 200 km. Bet autobusas važiuoja truputį ilgai. Aišku, kai kurie autobusai važiuoja greitai. Kai kurie autobusai nuvažiuoja per 2,5 arba 3 valandas nuvažiuoja nuo Vilniaus iki Biržų. Kai kurie autobusai važiuoja autostrada, automagistralę iki Panevėžio ir tada į Biržus. Ir jie nestoja. Jie beveik niekur nestoja. Tik tai galbūt Panevėžyje. Čia. Ar ne? Panevėžyje. Panevėžys yra didesnis miestas tarp Vilniaus ir Biržų. Ir autobusas ten sustoja. Tie autobusai, kurie važiuoja greitai, tik ten sustoja. Tik Panevėžyje. Ar ne? Panevėžys čia yra. Panevėžys yra miestas Lietuvos viduryje tarp Vilniaus ir Biržų. Ir autobusai, kurie važiuoja greitai, sustoja tik ten. Bet mano autobusas sustojo ne tik Panevėžyje, ne tik ten. Mano autobusas sustojo daug kartų. Galbūt 5 kartus sustojo čia ir čia. O galbūt netgi daugiau, galbūt sustojo kokius 8 arba 10 kartų. Jis sustojo labai daug kartų. Jis sustojo ne tik dideliame mieste kaip Panevėžys, bet jis sustojo buvo daug mažų miestelių
Tokie maži, kur gyvena 20 žmonių, 50 žmonių. Jis sustojo tokiuose mažose miestuose. Ir todėl nuo Vilniaus iki Biržų aš važiavau 4 valandas. 4 valandas. 200 km važiavau 4 valandas. Tai buvo ilga kelionė. Bet nieko tokio. Nieko tokio. Aš nieko prieš. Man patinka ilgos kelionės autobusu. Aš galiu skaityti knygą autobuse. Aš galiu klausyti muzikos. Galiu, aišku, turėti savo kompiuterį. Galiu žiūrėti filmus. Galiu paskambinti savo draugui ir kalbėti su draugu. Galiu tiesiog žiūrėti per langą į kelią, į kitas mašinas, į miškus, į viską. Todėl taip, kelionė buvo labai ilga. Tai nėra labai toli nuo Vilniaus iki Biržų, 200 km, bet mano kelionė buvo labai ilga, truko 4 valandas, bet man nebuvo įdomu. Nebuvo nuobodu. Mano kelionė man neprailgo, nes aš turėjau ką veikti. O tau ar patinka ilgos kelionės autobusu ar traukiniu? Man taip pat labai patinka traukiniai, bet Lietuvoje nuo Vilniaus iki Biržų traukinio deja šiandien nėra. Tikiuosi, kad vieną dieną bus. O ką tu mėgsti veikti, keliaudamas traukiniu ar autobusu? Parašyk komentaruose.